Virmo ledynmečiu, apie 40 000 metų prieš Kristų, atsirado šiuolaikinio žmogaus protėviai kromanjoniečiai. Ledynui traukiantis į šiaurę, apie 13 000 metų prieš Kristų, prasidėjo didžioji kromanjoniečių kelionė link atsirandančios Baltijos jūros. Apie 10 000 prieš Kristų kromanjono palikuonys apgyveno Baltijos jūrą ir savąją medžiotojų kultūrą skleidė. Darė puikius akmeninius ir raginius peilius, durklus ir žeberklus, mokėjo odas išdirbti, statė šiltus būstus, siuvo drabužius ir apavą. Puikiai pažinojo žvėrių, paukščių ir žuvų pasaulį, išmanė žvaigždes ir keliavo pagal jas, turėjo mėnulio kalendorių, savus tikėjimus ir papročius. Jų pramintais keliais į rytų Europą ėmė keltis ir kitos gentys su savo papročiais, akmens ir rago technika, medžioklės ir žemdirbystės išmanymu. Iki 3 tūkstantmečio prieš Kristų didžiulėje rytų Baltijos erdvėje išplito senosios Europos gyventojų kultūra.